Žiemos grūdai pabiro žemėn. Jos sodose jau sirpsta sniego uogos. Duris į gruodį veria žemė. Advento kūdikis dar nuogas. Numegzk jam rūbą savo sielos. Iš gero, šilto žodžio vilnos ir meilės artimui įpinki. Taikos pasauliui saulės mintį. Kas pasiklydo vakaros tamsoj, tegul namus gerumo randa. Ir paukščiai čerkšno giesmėje nubus, advento poterys nuplauta metų randa. Žinojimas, kaip tyliai prisiglaus, žiemos grūdai išauksi duoną, širdis kalėdinį laukimą jaus per baltą sniego uogos skonį. Mėlyjeji, labai malonu, kad pas mus atvyko gerbiamas aktorius, pelegrimas, rašytojas, būtų galima daug vardinti dainų kūrėjas Juozas Gaižauskas. Ir mes panirsime į literatūrinę, istorinę ir muzikinę kelionę laiku. Tad linkiu nuostabios kelionės kartu advento metu. Prašau. Ačiū. Tik tai garsą pasižiūrim, dabar gal net per daug, ar ne truputėlį. Priekį ne per daug jums garso? Viskas gerai? Labai džiaugiuosi būdamas čia, tai šiek tiek buvo gaila čia lekiant iš Didžiasalio tamsa ir važiavau į jūsų gražą. Nežinau, jūs miestas, miestukas, miestelis, kaip jūs? Kaimas. Teoriškai kaimas, nu gerai, praktiškai vis tiek daugiau, ar ne? Tai navigacija, aišku, šiais laikais gražiai atveda ir tamsoj, bet aš tokia džiaugiuosi, kai man pavyksta atvažiuoti dar su šviesa, pamatyti tą vietą, kur būni, padaryti nuotraukų, kažkaip pasigrožėti pačiam. Tai nėra to blogo, kas neišeitų gero. Reiškia, kada nors reikės dar kartą čia atvažiuoti, kai bus šviesu ir galbūt net ir šilta. Šiandien aš atvažiavau ir čia, ir į Didžiasalį dėl vienos labai paprastos priežasties, dėl savo naujosios knygos, Novos Arkos dienoraštis. Tai pradėsiu šiandien nuo knygų ir nuo jos atsiradimo istorijos. Iš tiesų buvo viskas taip paprasta ir gyvenimiška. Gyveni savo, gyveni, darbuojasi, važinėjai, vaidini, filmuojasi, keliauji. Kai išėjo mano viena knyga prieš porą metų Antarktidos indėnai. Knyga buvo nominuota geriausiai metų knygai, geriausios grožinės literatūros knygai, kinematografiškiausia metų knyga, parduotos kino teisės, laimėtas kino opcionas ir daugybę kartų pakartotas tiražas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tuo metu jinai buvo taip pat nominuota geriausiai metų knygai paauglių kategorijoje. Nes knyga tokia, kuri tinka ir suaugusiam, ir vaikui. Kaip jinai gimė labai paprastai. Aš vaikščiojau po knygynus ir knygyne užėjęs į vaikų skyrių, aš vis matydavau labai daug, labai spalvingų, labai gražiai išleistų, labai brangių vaikiškų knygų apie nieką. Ir aš stovėdavau ir vis galvodavau, o kur broliai liūtaširdžiai lietuviški? O kur mažasis princas lietuviškas? Negi tik tai kakė-makė. Viskas gerai, tai gali būti, aš ne prieš ją, bet negi tik tiek. Kai aš parašiau tą knygą, kadangi jinai buvo nominuota ir paauglių kategorijoje mano nuostabai, nors knygoje aš rašau pačio knygos pradžioje, kad knyga skiriama bet kurio amžiaus vaikui. Tokio amžiaus, dar vyresnio ir jaunesnio, bet kurio amžiaus vaikui. Ir taip nutiko, kad ta knyga, matyt, atkreipė paauglių dėmesį ir jie kažkaip pamatė tą knygą, pradėjo, tie, kurie skaito, aišku, pradėjo ją skaityti ir pradėjo mane kviesti į susitikimus. Ir tai buvo labai juokinga, nes mane kvietė ne mokytojai, bet mokiniai. Man rašydavo į Messengerį, Facebook'e rašo, aš kartais net nepatogu būdavo atrašinėti nepilnamečiams, nes ir vienas susitikimas, antras, trečias, ketvirtas, 10, tarp tų žmonių jaunų atsirado, nepatikėsi, draugų. Šiandien jau jie truputėlį paaugę, bet vis tiek kai kurie pilnamečiai, kai kurie dar ne. Mes su jais einam Vilniuje mieste per miestą išgerti kavos. Kartais net pats šypsausi iš savęs, einu gatvę ir galvoju, toks būrys eina su manim. Ką žmonės galvoja, tik jie mane pažįsta. Galvoju turbūt, kad čia mano vaikai. O, turiu vaikų, žinai, galvoju. Tai va, bet turiu jaunų labai nuostabių draugų ir būdamas su jais, leisdamas laiką,
aš negalėjau atsigrožėti šitais jaunais žmonėm, kokie jie yra smalsus, kokie jie yra įdomus, kokie yra visiškai kitokie negu mes. Ir matydamas tą situaciją, kuri yra pasaulyje šiandien ir žiūrėdamas socialiniuose tinkluose, kaip nuolat dingsta jauni žmonės, tuo pat metu tu bendrauji ir matai, dingo vaikinas, rūbai prie upės, numesti. Kas čia vyksta? Iššoko mergina pro langą, dingo mergina, dingo vaikinas, sukurta paieškų grupė, šukuoja miškus. Kas savaitę? Praeitą savaitę mergina iššoko pro langą. Ir aš galvojau, kas darosi, kas su mūsų pasauliu yra ne taip, kad pradėjo vykti tokie dalykai. Aišku, anksčiau ir vėliau dauguma tų vaikių atsiranda. Dauguma. Bet net ir vienas neatsiradęs yra per daug. Ir va tas toksai įsivaizduojatas bendraujus tais jaunai žmonėm, matai tą tokį paveikslą aplinkui, matai, kas darosi pasaulyje, pradedant Ukraina, baigiant pandemijom ir kitais dalykais pasaulyje. Ir tada prisiminiau ir pradėjau reflektuoti, žiūrėti, būdamas su jaunai žmonėm, kaip mes žiūrime į juos. Kaip mes žiūrime į tą dabar. Aš sakau, mes bendriniu žodžiu, daug kartų vyresnių. Jau šitie tai, tau nieko jie nemoka, jie jau nebežino, ko norėti, jau jie savo telefonuose sulindę, jiems viskas ranka paduota, jiems į burdą įdėta, jie nedėkingiausia karta, kokia tik gali būti. Aš pradėjau galvoti, ar tikrai? Palauk, tas tiesa, kad jie nemoka išsikepti šašlykų. Galbūt net laužą nelabai moka susikurtas, tiesa. Gal susisiūti rūbo irgi ne kažką, bet tokiem vieną mobilų telefoną jie išardys ir 3 veikiančius pagamins. Kai mums prireikia parsisiųsti kokią nors programėlę, į ką mes kreipiamės, vaikeli, gal gali pagelbėti, aš čia nelabai suprantu. Ir čia pat jau šitie nieko nenori. Ir įsivaizduojat, kai būni, kuo daugiau su jais būni, kai jie atsiveria, kai jie mato, kad tu jų klausaisi, kad jie tau įdomus, jie atsiveria tau, pradeda pasakoti ir atveda tave į neįtikėtiną, į nuostabų tos jaunos kartos pasaulį. Tokiu būdu man gimė mintis, idėja parašyti knygą Nojaus arkos dienoraštis. Nes mes baigiam sugriauti savo pasaulį, žvelgiant aplinkui, kas darosi. Ir reikalaujame iš šitos kartos dėkingumo. Nesulauksim. Jie nesiprašė ateiti į šį pasaulį. Mes juos atvedėme. Jie nesiprašė, kad mes nuo mažens grūstumėm šaukštą į burną. Mes taip darėme. Ir jie užaugo kitokie. Ir jie statosi savo Nojaus arką. Ar mums bus ten vietos? Nežinau. Pamatysim. Galbūt galėsite pasvarstyti, perskaitę knygą Nojaus arkos dienoraštis. O knyga, pagrindinis knygos herojus, vaikinukas Nojus. Šiandien Nojus yra populiariausias Lietuvoje vardas jau keletą metų. Atsitiktinumas? Galbūt. Tik ar ne per daug tų atsitiktinumų. Jauna draugų kompanija, Nojus, Gabija, Leonas, 3 jauni 17-mečiai, Nidos paplūdimyje atkreipia suaugusio žmogaus gerokai vyresnio dėmesį. Tarp jų užsimezga netikėtas paslapčių, nuotykių, tokia keista draugystė vasaros, kuri išvirsta į netikėtiną sielų bendrystę, svaiginančią bendrystę, sulaužančią visas ribas tarp kartų. Nes kitokiu būdu neįmanoma papasakoti apie jų pasaulį, nebūnant kartu su jais. Tas atsitiktinis susitikimas nuveda juos į didžiulį nuotykių gaivališką pasaulį, juokingą, iki ašarų juokingą, kartais graudų. Pamatysite pasaulį jų akimis skaitydamas tą knygą. Ir vaikinas Nojus rašo dienoraštį. Tas dienoraštis vadinasi Nojaus arkos dienoraštis. Problema ta, kad knygoje laikui bėgant staiga vaikinas dingsta. Kur, kaip, kodėl dingsta. Taip kaip tie vaikai dingsta paupiuose. Bet lieka jo dienoraštis, kuriame neįtikėtini pasakojimai. Pasakojame apie pasaulio sukūrimą, apie žvaigždės, fizikinės formulės, kvantinę mechaniką, fiziką, religiją. Linksmos istorijos, neįtikėtinai talentingo jauno žmogaus gyvenimas yra įdėtas į Nojaus arkos dienoraštį, kuris eina per visą knygą kaip leitmotyvas prieš kiekvieną skyrių, kuris yra skaitomas ieškant šito vaikino.
Paieška nuveda į pasaulio kraštą, prie Ararato kalno. Toli, toli Turkijos kalnuose, kur stūksto Ararato kalnas. Ir ar Nojus atsiras, aš negaliu jums papasakoti. Skaitykite knygą, jūs pamatysite, bet galiu išduoti, kad galiausiai pasirodys, kad tas atsitiktinis susitikimas Nidoje nebuvo toks jau ir atsitiktinis. Bet knyga turi ir didelį istorinį pagrindą, jūs sužinosite tikrą Nojaus arkos, Nojaus laivo istoriją. 1947 metais turkų lakūnas, krisdamas iš kalnų, Ararato kalnuose, pamatė keistą darinį. Tokios formos, laivo formos, milžiniško laivo formos, nusliuokusi nuo kalno. Jis padarė nuotrauką. Tuo metu viso pasaulio laikraščiai išspausdino kaip didžiausia sensacija ir pusė žmonių rėkė, čia nesąmonė, čia klastotė, šito negali būti, jokio Nojaus laivo nėra. Pasileido mokslininkų ekspedicija. Atkeliavo vieni, išmatavo, pasakė, tai tiksliai tiek kolekčių, net laivo pirmagalis gavosi. Purtant žemės drebėjimams su ledynais kartu, tas darinys ar laivas nusliuogė žemyn. Jis yra lygiai tokio dydžio, kaip paprašyta Biblijoje, 150 uolekčių. Kita mokslininkų ekspedicija atvažiavo, sakė, netiesa, jį ne 150, nesutampa uolektys, visai kitaip. Kiti sakė, palaukit, Biblijoje yra aprašomos egiptietiškos uolektys. Jos yra tada tiksliai tokio ilgumo laivas. Atsitiktinumas galbūt. Ekspedicija atrado sijas, tiksliai kas 2 metrus tame darinyje. Aišku, per 1000 metų sutrūnijusias tiek, kad net neįmanoma pasakyti iš kokios medžiagos, bet tiksliai matematiškai kas 2 metrus per visą ilgį laivą. Kita ekspedicija sakė nesąmonė, nes niekaip neįmanoma suprasti, iš kokios medžiagos tai padaryta. Šalia, visai netoliese yra 8 žmonių kaimas. Nuo neatmenamų laikų senoliai sako, taip vadinosi jisai. Ne veltui 8 yra ant mano knygos. 8 žmonių kaimas, ir jeigu ten paklausom kokio 100-mečio vietinio senuko, turko, jis sakytų, ai tai, o ten važiuokit, ten Nojus palaidotas. Ne, tai jau seniai ten išgrobstytas tas kapas, bet va, jo kapas yra ten. Atsitiktinumas. Pasak Biblijos, po tvano iš Nojaus arkos išsilaipino 8 žmonės. Ir įkūrė 8 žmonių kaimą. Tai galima rasti Biblijoje. Šiandien mes gyvenam 8 milijardų pasaulio kaimą. Ir baigiam jį sudraskyti į gabalus. Nojaus arko papėdėje, nuo visos kalno viršūnės iki apačios yra išbarstyti akmeniniai luitai, akmeniniai inkarai. Jie yra tokios formos, ir viduje su skylute, kaip pakabukas akmeninis. Vieni sveria 2 tonas, kiti toną arba mažesni. Rašydamas knygą aš specialiai studijavau apie egiptietiškus senovinius laivus. Pasirodo, jie neturėjo kylio apačioje. Ir vietoj kylio po dugnu kabėjo ne vienas nestabdymų inkaras. 26 tokie inkarai ant tokių didžiulių šniūrų perrišti akmenys. Ir jais stabilizuodavo laivą per audrą, nes laivai būdavo gremėzdiški. Kilnodami vienus aukštyn žemyn, jie galėdavo stabilizuoti laivus. Nuo Ararato kalno viršūnės iki papėdės, kur dabar guli tie griuvėsiai, ir ta tokia darinys primenantis laivą, yra išbarstyta daugiau kaip 20 tokių akmenų. Jie visi dabar pažymėti kryžiaus ženklais, aprašinėti kryžiais, jūs galima tiesiog net paguglinti, internete pamatyti. Pirmieji krikščionys atradę tos akmenys pradėjo žymėti jos kaip Nojaus arkos inkarus. Ką veikia kelių tonų sunkumo akmeniniai inkarai kelių kilometrų aukštį? Kaip jie ten pateko? Kas juos ten užtempė senoviniais laikais? Atsitiktinumas. Tik ar ne per daug tų atsitiktinumų? Visa ši istorija, Nojaus istorija, Nojaus arkos istorija, visą tai jūs rasite knygoje. Ir ši knyga yra tokia kupina, minėjau, nuotykių ir tokių dinamikos, paslapčių, tokių skaitosi, kai man pasakoja žmonės, kurie jau perskaitė knygą, sako, ryto nesulaukia, tiesiog neįmanoma atsitraukti nuo knygos. Galbūt, man kaip autoriui sunku tai sakyti, bet
Bet šioje knygoje yra labai daug metaforų, labai daug prasmių, labai daug gylio. Kiek semsi, tiek rasi, kiek pajėgsi į gylį, tiek tenai bus. Tokia yra Nojaus arkos istorija. Apgaulinga, iš pirmo žvilgsnio labai lengva ir labai tokia knyga, tik paskui pradeda didėti akis, kai ateina suvokimas, apie ką jinai iš tikrųjų yra. Tai štai, tokia Nojaus, be vieną citatą pasakysiu iš pagrindinio herojaus, kuomet jis pasakoja apie savo arką smėlynuose draugams. Jisai sako, kad į mūsų arką kuriama. Aišku, jinai ne fizinė, jinai galbūt kitokia. Nepateks nei vienas žemės milžinas. Ir tas vyresnysis jo draugas nustebęs klausia, Nojau, kiek pasaulyje yra milžinų? O Nojus atsako, į milžinus nereikėtų įsivaizduoti kaip tuos milžinus iš fantastinių filmų. Milžinus, didžiulius, galingus, stiprius. Šiandien milžinai save laiko turintys galę. Ir jeigu gerai pagalvotumėte, jūs juos pavardėmis galėtumėte įvardinti. Tos milžinus. Nė vienam milžinui arkoje vietos nebus, sako pagrindinis knygos herojus. Štai tokia istorija apie knygas papasakos ir daugiau kitas, šiandien jų turiu daugiau atsivežęs, nespėjau tik per skubumą jų ištrauksiu vėliau. Bet dabar aš norėčiau, kad pirmiausia jūs išgirstumėte dainą. Norėčiau, kad jūs išgirstumėte gerai, kai aš buvau to Nojaus iš mano knygos amžiaus, kai man buvo 17-18 metų, kokias dainas kūriau aš ir apie ką dainavau. Džiaukitės mumis dorais, kada mes sekmą dieną į šventę traukiame būriais, sugrįžtame po vieną ir būgštauka ar visi pareis, gražutį mėnesėlį, mes tik tai juokiamės būriais, gyverkiame po vieną. Tau skauda dūšia vakarais, tai gulkis po velėnu. Mes tik gyvename būriais, mirštame po vieną. Ir būgštauka ar visi pareis, gražutį mėnesėlį. Mes tik tai juokiamės būriais, gyverkiame po vieną. Džiaukitės mumis dorais ir statomais prie sienos, mes neapkenčiam jų būriais, gi mylime po vieną. Ir būgštauka ar visi pareis, gražutį mėnesėlį, mes tik tai juokiamės būriais, gi verkiame po vieną. Mano prieš tai paminėtoje knygoje Antarktidos indėnai, ta knyga yra apie geresnį pasaulį. Apie pasaulį, kuris mus girdi. Nes man atrodo kartais, kad mūsų pasaulis mūsų nebegirdi. Ir aišku, Antarktida šitoje knygoje yra ne ta Antarktida, tai tarsi rojaus atitikmuo tos vietos,
kur kada nors mes visi galbūt pateksim. O Antarktidos indėnai tai yra tie vedliai, kurie lydi išeinančių žmonės į tą kitą pasaulį. Ir kai pagrindinis knygos herojus berniukas, Kleopas, tampa tuo vedliu ir pradeda girdėti visų žmonių mintis, nes Antarktidos indėnai girdi žmonių mintis. Jie gali čia sėdėti tarp mūsų, jie atrodo kaip žmonės, tai paprastas skirtumas, jie girdi visų žmonių mintis. Kaip berniukas, ruošdamasis palydėti savo sesę, į paskutinę kelionę tampa tuo vedliu ir pradeda girdėti žmonių mintis, jisai sako, keistas tas suaugusių pasaulis. Žmonės vieną kalbą, kitą galvoja, trečią daro, ketvirtą planuoja. O Antarktidoje neįmanoma meluoti. Antarktidoje, kai tavo mintis visi girdi, tu privalai sakyti tiesą. Kaip tu gali pameluoti, jeigu tavo mintis girdi? Štai tokia knyga, metafora Antarktidos indėnai. Ir knygos jau beveik pabaigoje yra tokia vieta, kaip po didžiulio mūšio, aišku, su blogio jėgomis tam tikromis. Antarktidos indėnai likę gyvi susirenka aikštėje, kur šviečia varinė Antarktidos saulė. Ir jie meldžiasi. Jie meldžiasi už mirusius, užkritusius savo draugus. Ir meldžiasi, aišku, mintyse, nes visi visų mintis girdi. Ir visas pasaulis vienu metu mintyse meldžiasi. Aš norėčiau, kad jūs irgi išgirstumėte tą maldą, jinai yra iš knygos ir vadinasi Antarktidos malda. Už mirusių teisę gyventi, už negimusių teisę gimti, už skausme įstrigusių viltį ir parpuolusių atsikelti, už nuskriausto kūdikio juoką, už virpančią pirmąją meilę, už mamos šypseną meilę, už draugo ranką paduotą, už išsilktą apsikabinimą, nuolankiai atleidžiamą kaltę, už kiekvieną prasmės akimirką. Šiandien tariu ačiū. Štai tokia yra Antarktidos malda knygoje. Beje, knygoje jūs galėsite rasti ir antarktidietišką akcentą. Antarktidietišką akcentą, jeigu išgirsite kur nors gyvenime, žinokite, kad kalbate su Antarktidos indėnu. Kai klausia į klausimą, kokio pločio takas, jisai atsakys, vienu žingsniu platesnis nei nukristo. Į klausimą, kiek karių žuvo, jisai atsakys, kiekvienu per daug. Štai toks yra antarktidietiškas akcentas, kurį rasite knygoje. O aš specialiai, kai rengiau knygos pristatymą, sukūriau dainą, kurią, aišku, tame pristatyme ir dainavau. Jinai audiotekoje net, kur yra audio knyga Antarktidos indėnai, pačioje pabaigoje nuskamba šita daina, manęs tai paprašė audioteka, aš net nustebau, sakau, kodėl? Sako, mes kai žiūrėjom pristatymą, atrodė, kad ta daina yra iš knygos. Paklausykite. Kai dylantis mėnuo, lyg byrantys smėlį, išbarsto žvaigždes danguje. Iš žydinčios plukės, iš atspindžio upės, tu pasisemk mane ir išgerk mane kaip rasą. Godžiai gerk iki gelmių, kol nusišypsos nedrąsiai, kol nusišypsos nedrąsiai, miškas pilnas vyturių. Iš kylančio rūko gavau atviruką, jis tuščias, tačiau nuo tavęs. Ir ilgesio toliuos, ant laimės pastolių slėpiuosi aš plungės žiede.
nerasi. Godžiai gerk iki gelmių, kol nusišypsos nedrąsiai, kol nusišypsos nedrąsiai, miškas pilnas vytulių. Kai dylantis mėnuo, lyg byrantis mėnuo, išbarsto žvaigždės danguje. Į žydinčios plukės, iš atspindžio upės, tu pasisemk mane. Esu parašęs tokį romaną, kuris vadinasi Pasibaidęs Dievo žirgas. Apie prarastą atmintį, kurią bando surinkti iš trupinių. Toje knygoje yra daina, jinai vadinasi Prie Jordano upės. Jinai kaip leitmotyvas per visą knygą skamba ir net finale. Aš aišku parašiau tekstą ir pats knygos pavadinimas yra toks, kad kablelio nėra, jo ir neturi būti. Ir jau skaitydami jūs nuspręsite, ar ta knyga vadinasi Pasibaidęs Dievo žirgas. Ar ta knyga vadinasi Pasibaidęs Dievo žirgas. Kai aš parašiau tą knygą ir rengiau knygos pristatymą, aš staiga pagalvojau, taip, yra daina knygoje. Tekstą aš parašiau, bet melodijos tai nieks nežino. Kas man beliko? Paklausykite dainos iš knygos. Pasibaidęs Dievo žirgas, daina Prie Jordano upės. Jordano upės sklando baltas paukštis, tyliai šnabžda lūpos, žvelgdamos į aukštį. Prie Jordano upės nusiplauna vargą ir kažkas įrašo knygų mano vardą. Prie Jordano upės patikiu, kad būsiu, net tada, kai skausmas plėš mane per pusę. Prie Jordano upės atmintį užpūsiu ir kai baltas paukštis su giesme prabūsiu. Ir kai baltas paukštis su giesme. Prie Jordano upės sklando baltas paukštis, tyliai šnabžda lūpos, žvelgdamos į aukštį. Prie Jordano upės nusiplaunu vargą ir kažkas užrašo knygų mano vardą. Prie Jordano upės patikiu, kad būsiu, net tada, kai skausmas plėš mane per pusę. Prie Jordano upės atmintį užpūsiu ir kai baltas paukštis su giesme prabūsiu. Ir kai baltas paukštis su giesme prabūsiu. Vienintelė iš 7 mano parašytų knygų, 6 yra romanai, grožinė literatūra ir viena knyga yra apie poetą Vytautą Mačernį. Knyga vadinasi Žaižaruojančios dangaus skeveldros. Beje, šiandien turiu keletą tų knygų. Galėsite po renginio, jeigu norėsite, galėsite tų knygų įsigyti. Istorija labai paprasta. Sandėliuose tų knygų yra likę 0. Jų įsigyti daugiau niekur negalima. Tai jeigu bent turite kažkokią abejonę, gal įsigyti, tai geriau įsigykit, nes jos nebus ir tiražo nekartosiu.
Tai va, tai čia tik detalė. Bet kai aš rašiau tą knygą, jinai tokia jautri, keista, tokia virpanti knyga, dviejų vaikėzų pokalbis tarp šiapus ir anapus. Aš Mačernį pasakoju, kaip jo poezijai sekasi šiapus. Jis man pasakoja, kaip mano poezijai sekasi anapus. Sakau, bet aš nerašau eilių. Jis sako, tai tu nerašai eilių šiapus. Anapus visos tavo eilės parašytos. Va tokia virpanti knyga, labai skaidri. Aišku, ten yra viskas, ką eiliuoto sukūrė Mačernio. Visa jo poezija irgi yra toj knygų. Visi eilėraščiai poezija, vizijos, trioletai, sonetai. Kartu yra mano apsakymai ir tokia eiliuota proza, inspiruota Mačernio kūrybos. Ir aišku, jo gyvenimo istorija. Pasidalinsiu vieno gyvenimo faktu. Iš knygoje tą istoriją jūs irgi rasite. Kai Mačernis buvo nusprendęs trauktis į vakarus. Paskui jisai persigalvojo ir jį užmušė atsitiknės skeveldrą pataikius į smilkinį. Jis paprašė savo sesers paslėpti rankraščius. Sesuo nuėjo į svirną, pakasė tos rankraščius, sudėjusi į dėžę. Atrodė saugiau būti negali. Po kelių mėnesių jų sodybą atsikraustė sovietų kariuomenė. Svirnį, tiksliai toj vietoje, kur pakasti rankraščiai, pastatė lauko virtuvę. Ir mėnesiais ten liejosi karštas aliejus, verdantis vanduo, taukai, kai po karo buvo atkasta ta vieta, iš tų eilėraščių buvo likusi košė. Visai kitais būdais Mačernio poezija liko iki šių dienų. Jis buvo populiarus tarp jaunimo. Studentai persirašinėdavo eilėraščius, siuntinėdavo vieni kitiems laiškais, paskui jie buvo surinkti ir tokiu būdu mes Mačernio kūrybą galime skaityti šiandien. Bet, kai jisai buvo studentas ir ką kalbėjo profesūra apie jo poeziją, pasakysiu. Jau tas Mačernis, o jėto, kokia ten poezija, jokia ten ne poezija, jis ten eiliuoja prozą. Dėl to aš knygoje vietom šaipydamas jis eiliuoja prozą. Vienintelis jo profesorius Vytautas Mykolaitis Putinas, Vincas Mykolaitis Putinas užjautė jaunąjį poetą ir įžvelgėme didžiulį talentą. Beje, vienas labai svarbus dalykas, kurį norėčiau, kad atsimintume, kai šis kalba apie Vytautą Mačernį. Kol Vytautas Mačernis buvo gyvas, jisai žuvo nesulaukęs 24 metų. Jo visa kūryba yra nepilni 6 metai, nuo 17 iki 3, įsivaizduoja, vaikėzas iš mano knygos Nojaus Ravardos dienoraštis. Kol jis buvo gyvas, nebuvo išspausdintas nei vienas Mačernio eilėraštis. Nebuvo išspausinta nei viena eilutė. Bet kitą rytą po savo mirties Vytautas Mačernis prabudo Lietuvos klasikų. O tų profesorių pavardžių, kur sakė, ką tas Mačernis, niekas neatsimena nei vardų, nei pavardžių. Kai rašiau tą knygą, ant mano stalo, aišku, buvo daugybė Mačernio poezijos. Pagal vieną eilėraštį, tokį lengvą, vaikišką, tokį labai paprastą. Eilėraštis vadinasi Buvo spalis arba Vėjo katinukai. Aš sukūriau dainą. Paklausykite. Vytautas Mačernis, Vėjo katinukai. Buvo spalis, vėjo katinukai, žaidė lapais parkų takuose. Saulės lempa su stiklu nurūkusiu tyliai geso vakaro šiurpe. Tyliai geso vakaro šiurpe. Mudu ėjome greta tą pačią mintį slėpdami širdį giliai. Ir regėjome kaip skečias tamsumos ateinančios sparnai. Tamsumos ateinančios sparnai. Vėjo katinukai, vėjo katinukai, vėjo katinukai, vėjo katinukai. Sėdi sau namuos ir niekur nesijudini, sėdi ir ką nors mąstai. Sėdi ir ką nors
slenki arčiau prie židinio ir skaitai poezijos knygas ir tą tylią laimę dar labiau padidini svajomis apie laimingas vasaros dienas, svajomis apie laimingas vasaros dienas. Vėjo, katinukai vėjo, katinukai vėjo, katinukai vėjo, katinukai sėdi sau namuos ir niekur nesijudini, sėdi ir ką nors mastai, sėdi ir ką nors mastai. Apie knygas kol kas tiek. Tos rimties kol kas tiek. Dabar keliausime šiek tiek truputėlį linksmesnę dalį, paskui dar grįžime trumpam prie knygų. Aišku, toje dalyje bus ir istorijų, ir dainų dabar, bet, aš esu žemaitis. Jūs aukštaičiai, ne? Aukštaičiai. Aš esu žemaitis. Aš esu iš Tauragės, nesvarbu, kad visi mano, kad aš esu kokios 3 kartos Vilnietis, ne, aš esu tauragiškis, žemaitis, dūnininkas. Aš kai buvau mažiukas, tai aš buvau labai toksai, žemaitis, galėjau kumštukus panaudoti, jeigu blogai pasakysi apie žemaičius. 4 metų piplys. Toksai, ir aš visą laiką toks žemaitis. Ir kol neatvažiuodavau į kokį Skuodą, į kokią Plungę, Telšius, ten atvažiuoja ir, iš kur tu esi? Žemaitis. Iš kokio miesto? Iš Tauragės. Eik, tai koks tu žemaitis, sakydavo man. Kaip aš pasiusdavau. Tai mes dūnininkai, jūs daunininkai, ką jūs čia kalbate? Su taužnai apsiputojęs, mes kitaip kalbam, jūs kitaip, ne žemaičiai. Gerai, bet kai užaugau, kažkaip nustojau pykti. Kodėl? Buvo tokia istorija. Aš buvau jaunas, bet važiavom mes kažkaip į Ventspilį. Prie jūros, o mano draugas atostogavo Papiai, prie Baltijos jūros Latvijai. Ir jis man paskambino, žinodamas, kad aš atvažiuoju, sako, Juozai, būk geras, užvažiuok į kokią parduotuvę, nupirk man butelį brendžio. Taip vėjuota, jis palapinėje gyveno prie jūros, sako, taip vėjuota, taip šalta, sako, pasišildymui, sakau, gerai. Gerai, važiuodamas sustoju Skuode, užeinu į parduotuvę ir Maksimą turbūt ir alkoholio skyriui, sakau, pardavėjai, labą dieną, duokit man šitą butelį brendžio. Ir man pardavėjas sako, kaip tas esi? Ką sakau? Jis žiūri mane kaip į turną ir vėl sako, kaip tas esi? Aš kažkaip iš antrą kartą išsiverčiau ir tai gal pala, čia nesąmonė. Jis sako, imk tan uns ant akcijas į. Aš galvoju, aš žemaitis iš 3 karto tik supratau. Vilnietis jau būtų manęs, kad Latvijoje yra turbūt, suprantat, viskas. Tai va, o gimiau aš taigi to Tauragės centre, pačiam Tauragės centre. Iki 3 metų ten gyvenau, buvo mano laiptinė, o kitoj laiptinė buvo blaivyklinė. Ir mūsų vaikystės, pats pagrindinis vaikystės žaidimas, kai susirinkdavo daugiausiai vaikų, mes žaisdavom latrus į milicininkų. Žinot, kas juokingiausia? Kad nieks nenorėdavo būti milicininkais. Bet visi norėjom būti latrais. Nes labai lengva žaisti. Žinai, tu apsisuki, kiek gali aplinkui galvą. Mes prisižiūrėdavom, kieme kaip tos latrus vesdavom. Apsisuki reini, švinkiuodams ir dainuoja la 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 la. O milicininkas turi tave pagauti ir nuvesti į blaivyklinę. Toks būdavo žaidimas 3 mečių. Šiandien už tokį žaidimą atimtų vaiką iš šeimos. Tada normaliai buvo. 4 metai suėjo, mes persikėlėm į pradėjo statyti Tauragė mikrorajoną. Mes gavom didesnį butą ir aš jau toks paaugęs, žinai, toks jaučiausi labai didelis tuo metu. 4 metų, toks prie chebras, o vaikų tam, mūsų vienas iš pirmųjų namų. Įsivaizduoja, 5 aukštai, 6 įėjimai, kai įkurtuvės, kiek suvažiuoja šeimų, vaikų, tų namai pradėjo statytis. Vaikų buvo tiek, kad mes rengdavom pas Tauragės mikrorajoną pasaulio futbolo čempionatą. Tiek buvo vaikų ir komandų galėjom suburti. Ir kaip mes, jau mes kokią savaitę gyvenom, jau žinai, chebra tokia susidarė ir mes žiūrim į kurtuvės kitam name, ten suvažiuoja mašinas, mes iš toliau žiūrim, žinai, žiūri tokia mergaitė, man 4 metai, žiūri tokia mergaitė, taip sakau, man tai ta nieka visai.
Žinai, o hebra, žinai, tai jeigu nieką, nueik į pakalbink. Žinai, kaip, nu, pakalbinsiu, sakau, žinai, nu, pakalbink, na, einu prie tas, jau tu kiet, nu, taip, prie jos. Na, va tada, kai aš ėjau, va tada aš pirmą kartą gyvenime sužinojau, kad su mano vardu yra ne kažką. Tada supratau, kad jis kažkoks senovinis, baisus, kad nu, gėda. Aš iki tol maniau, kad mano vardas normalus. Ir aš prieinu prie tos mergaitės ir toks tiesiog kietas, žinai, na, labas. Atsikraustė, ne? Nu taip, mes tai čia seniai gyvenam, savaitę kurį. Seniai gyvenam, žinai. Nu ir taip, ko tu vardu? Žinai, Gabrielė. O tu ko vardu? Aš Juozas. Ir po pauzės jinai taip, o iš tikrųjų. Tada aš supratau, kas yra su mano vardu negerai. Pirmą kartą. Ir tai dar su vardu, kaip su vardu, su pavardė. Atsimenat, buvo Jurgio Gaižausko kaimo kapela, Šiaudinė skrybėlė grok, Jurgelis smuikeliu. O vaikam, a Jurgis ar Juozas, ta pati senovė, ta pati nesąmonė. Juozas Gaižauskas ar Jurgis Gaižauskas. Tai, ta prasme, aš tiek dėl to vardo prisikėlė. Mes, futbolo čempionatas mūsų pasaulyje vyksta, šį vartus nepataikau. Ką man sako? Tik varyk į savo Gaižausko kapelą įgrok ten, jau ne futbolo žaidžiu. Tai kiekvieną kartą, taip aš turėjau išgyventi. Bet mūsų vaikystė vis tiek buvo stulbinanti. Mes neturėjom kompų, neturėjom mobiliakų, bet turėjom statybas. Mikrorajonas statė. Tiek 5 aukščių, 9 aukščių, smala, ten visokie kaučiukai, statybiniai šoviniai, grabės, duobės. Jetu. Tai kad jau taip reikėtų, žinai, apie Tauragę pabaigti, tai Tauragiai, nu mes dūnininkai, nu gerai, mes žemaičiai, bet mes turim 2 dalykus, kurių nieks pasaulyje daugiau neturi. Pirmas dalykas papras, jums leidus, kol kalbu apie Tauragę, aš šnekėsiu taip, kaip ten kalbu. Teoriškai mes žemaičiai, praktiškai trumpink galūnės į viskas. Į pilną visokių vokiškų žodžių, nes šalia už 7 km buvo Vokietija. Durų klemką, grabę kasam, ten degtukų krebutį, nekumpį perkam šinką, Tauragiai gyvenime, nei vien žmogus nėra valgęs baronkas, tik beigelį. Ir, pavyzdžiui, Tauragiai nieks nepasakys, super, tik zauber. Nežinau, kodėl taip yra. Nu taip. Nu ką, bet mes turim tokį žodelį, kurį jūs žinot, kartais naudojat. Tauragiškis įsako. Visada. Sakinę pradžioj, įsakinę pabaigoj. Jeigu tą žodį tauragiškį uždraustų sakyti, jis nekalbėtų. Bet to žodžio nepasisaka nieks. Ta žodis yra de. Kaip tauragiškis kalba? De. Nuėjau parduotuvę, nusipirkau duonas, grįžau namo. De. Kam tas pabaigoje ar pradžioje de? Nežinau, bet taip visi sako. Ir kartais būna Vilniuje, eini už nugaras, eina, kalbasi žmonės, gražiai lietuviškų kalba ir staiga, de, suprantu, tauragiškis. Iš to iškart. Ir prasmių, ta prasme, yra daugiau. Ta pirma tarsi aiškiai, žiūrėk, paukštis skrenda, ne? O, pavyzdžiui, duok atsikasti obuolio, tai reiškia neduosiu. Ir tų prasmių daugiau yra. Nu va, tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, kur nieks gyvenime daugiau neturi, ir vienintelį pasaulį tekanti jūra. Mes turim upę jūrą. Ir tai yra tokia graži promenada nuo Vasaros estrados iki užtvankas. Ir mes, Tauragiai, ta prasme, jūs kaip norit čia, o mes, Tauragiai, niekada nevaikštom paupiu, tik pajūriu. Ir būna kartais juokinga, ta prasme, aš pasvei neseniai, Tauragiai vaikštų to pajūriu, ten turėjau reikalų. Man skambina draugas, kolega aktorius, labas Juozai, labas, kur esi Tauragiai, ką darai, vaikšto pajūriu. Tokia pauzė ilga. Tauragiai, pajūriu. Aha, sakau, ir galvoju, neaiškinsiu geografijos mokytis, na žinai. Nu va, tai va taip yra su Tauragė. Ir kaip mes ten, pavyzdžiui, kaip mes viens prieš kitą bandydam pasirodyti. Taigi veždavai tas vaikų stovyklas mums vasarą, ne? Pamenu, vadindavosi pionierių stovykla. Tauragiai buvo ta vaikų pionierių stovykla Šešuvis, dar kita upė yra, kur ne jūra, o upė. Ir ta prasme, tai didesnės nesąmonės kaip ta stovykla negal būti. Kudie, tudie. Nu. Todėl, kad jeigu tave vežai į vaikų stovyklą, ne, tai iš jos turi parvežti. O jeigu tu iš jos piešies namo pareini, tai kokia čia stovykla, nesąmonė. Bet mano tėtis dirba redakcijoje ir jisai buvo žurnalistas. Ir jis gaudavo kelialapį į kultūros darbuotojų stovyklą Kulautuvai prie Kauno. Tai aš jau kai gaudavau tą kelialapį,
aš išeidavau į lauką, dar nieką nesutikęs, jau kirtis pradėdavau, žinai. Ir tik pirmą auką pamatau, tai, nu, varysi į stovyklą šiemet. Aha, tai į Šešuvenę, nu jo, o tu, aš tai Kulautuvą. Visi vaizduoja, žiūrėjai tą Kulautuvą. O ten visi iš Kauno, iš didelio miesto, tu iš Tauragės. Ir visi tokie madingi, ir visi tokie protingi, o tu iš Tauragės. Prieina prie tavęs, nu, labas. Iš kur esi? Iš Tauragės. Kur gyveni Tauragiai? Mikrorajone. O kokiam mikrorajone gyveni Tauragiai? Mikrorajone. Koks skirtums kokiam, kai viens tėra? Nu, suprantat? Arba kaip mes matuodavomės, kuris kietesnis. Tu stovyklai koks nors kitas iš panašaus dydžio miesto priklydęs, toks kaip aš, iš Telšių prieina, mato, kad ne kaunietis, jau glaudžiasi šalia, žinai, nu, iš kur tu? Iš Tauragės, o tu iš Telšių. Nu, jau smagiau, jau dviesiai. Ir atseit draugas, o iš tikrųjų kalbasi ir taip suktai iš pasalų, kad nespėtum pasiruošti. Kiek Tauragiai 9 aukščių yra? Tai buvo 3. Aš porą primetu mintise, sakau 5. O jisai tai, o Telšiuose 6. Ir jis jau atseit kietesnis nueina, supranti? O pamena, taipgi, bet tu nedurnsgi, tu Tauragiai augęs, iškart į pasikalį, pala. Na, o kiek ten šiuo šviesaforų yra? Aš tai pasiskaičiuoju turbūt irgi prie 4, o Tauragiai 7. Ir tu tada jau ne tu kietesnis. Va taip, įsivaizduoju. Nu tai va, tai tam mikrorajone mes augom, gyvenom, žaidėm. Pagrindinis žaidims būdavo statybose. Nu, 5 aukštį pastatą ir, aišku, tą statybą saugodavo sargas. tą sargą mes vadindavom senis. Žinai, kai mes žaidžiam senis ir visi bėgam, žinai. Bet, žinai, praėjo 2 savaitės, mes mintinai žinojom senę grafiką. Kada jis dirb, kada pietauja, kada su latrais alų geria. Viską žinojom. Ir pagal tai galėdavom žaisti, žinai. Bet tie dičkiai matyt bijoja dėl mažiukų, ta prasme. Dėl man 4 metų. Prie manęs dičkiai ir sako, Juzukai, žiūrėk, nu, senis, nu, žinok, senis tur druskinį šautuvą. 4 metų vaikui, pasakai, nu, tai žinok, jeigu iš to druskinę pataikys tau į supinę kaivysis, nu, tai žinok, turėsi pusę vakarą karštoj vonioj gulėti, kol druska atitirps. Papasakoja 4 metų vaikui. Tai kai mes žaisdavom ir kas nors sušūkdavo, senis, aš prieki pats pirms varydavau, nu kur tu kas nori gulėti, vonioj druską tirpinti ir tokią gėdą turėti, suprantat? Aišku, tam seniai buvo 25 metai. Bet kai tau 4, nu tai senis. Vaikai išeidavo į mokyklą, į darželį, pas mus močiutė gyvena, aš nejau į darželį, išeinu pirmadienį į lauką. Vaikų nėra. Nu gerai pasižiūriu, ai senis dabar pietavo, nu, įlendi ten pro tvorą, 5 aukštis pastatys, dar durų nėra, balkonai yra, o turėklų dar nėra. 4 metų piplys. Užsilipi į 2 aukštą, apačioj plytas, eskavatoriai, kažkokie blokai, strypai, žiūri tokie smėlio krūviai. O, kad pataikė, taigi ten vis tiek aukštis, taigi vaikas tai toks. Paskui nuobodu pasidarė, susiradau kitą, kur, apačioj šulinė cementinis rentinys. Į vidų pataikė. Jeigu aš būčiau nepataikęs, tai mes šiandien nesikalbėtume. Ir atvirai tariant, aš tėvams net suaugęs nepasakau. Ar galvoju, visi pražiltų, išgirdę šitas istorijas. Pavyzdžiui, pribėga prie manęs irgi panašaus amžiaus, mes gaudynės po tą statybą žaisdavom. Atbėga susitėlė, Juzukai, tie dičkiai yra nesąmonė. Kas yra, sakau? Nu tai išgauda mus taip pat dičkiai, kojas didesnis. Nu, tai ką darom? Ką darom? Žiūrėk, sako. Nuvarom 5 aukštą, 15 metrų. Nuvarom 5 aukštą į balkoną, ten turėklų nėra. Įbėgi, svarbiausia, kad nams būtų plytinis. Įbėgi, nes dičkiai yra bailiai, jie to bijos padaryti. Aš jau, įbėgi į balkoną, aš jau bandžiau, sako. Sako, taigi į balkoną įbėgi, yra 2 balkonai sujungti, yra pertvara. Užkiši ranką, už plytas užsikabini ir per lauką apsisuki. Ir tu jau kitam balkonui. Mes kaip vilkiukai 15 metrų aukštį ten varydavom ir pabėgdavom nuo tų dičkių. Aišku, dičkiai ne todėl, kad bailiai nelipdavo, dėl to, kad dičkių protų turėjo 15 metrų. Aš paskui kartais juokauju, gal dėl to, kad tokia buvo vaikystė, man taip neblogai tos Santiago kelius sekasi eiti, žinai. Po vaikystės Tauragiai, nors ir per kalną, žinai. Tai va tokia istorija. Tai va, o Tauragiai,
žemaitiškai iš tikrųjų, nu, kaip mes trumpinam galų, aš dabar prisipažinsiu, tikiuosi Skuodiškių nėra. Nu, ir iš Telšių. Tai Tauragėje iš tikrųjų mes tik trumpinam galūnės, vokiškų žodžių pridedam ir yra tik tai 2 žemaitiški žodžiai. Tik 2. Pasakysiu kokie. Pirmas žodis yra kudė, kas reiškia kodėl. O antras žodis yra tudė, kas reiškia todėl. Ir viskas. O toliau tik trumpinimai. Tai va. Ir kai mes tą mikrorajoną pastatė, ir vis matydavau, ir dabar matau tuose mikrorajonuose, aš kai vaikas būdavo, parbėgu namo, mes futbolo žaidėm, parbėgu namo, ir tėtis sako, tai 2 įvarčius įmušė, ne? Aš žiūrėdavau jį kaip į burtininką, iš kur jį žino? Aš nesuprasdavau, kad taigi pro langą jie žiūri iš visų namų, tėvai stebi vaikus, mes ant tą futbolą žaidžiam, šaukiam ir užmiršę, kad tėvai taigi mus mato. Ir paskui aš vis matydavau tokius berniukus, vienus žaidžiančius. Mergaitės kažkokius kitokius žaidimus. Jos palysdavo po balkonų, užsitempdavo su kažkokiu pledu ir ten ar namus, aš nežinau, ką esam daryti. O berniukai, žinai, išbėga kokį pat rytą berniukas į lauką, vaikų nėra, vienas. Visas laimingas. Nežino, ką daryti ir staiga vienas ant per visą gerklę. Tingir, lingir, lingir, tingor, doro. Aš žiūrėdavau, ką jis čia varo, ką jis čia dainuoja. Gerai, kitą dieną žiūri kitas berniukas. Ką jie čia varo? Po šiai dienai aš tokių vaikų matau, o paskui supratau. Tas berniukas yra žiauriai laiminga. Žiauriai. Ir jisai išbėga į lauką, kupinas laimės ir nori dainuoti. O žodžių tai nieks nesukūrė. Įgaunas tingir, lingir, lingir, lingir. Tai va, aš paėmiau ir sukūriau žodžius už tą berniuką. Aš padainuosiu dainą apie tai, ką jaučia tas berniukas, kai jis išbėga į lauką mikrorajone, kai yra jo vaikystė kupina laimės, apie ką jis dainuoja ir ką jaučia. Priedainį žodžių nelabai yra, stulpeliuose yra ir pavadinimo. Nelabai sugalvojau, tai dainą pavadinau Tarantau. O ką tai reiškia, tai paklauskit to berniuko. Aš semiuosi iš savo vaikystės tave ir pančią galę, pasikėlęs ir sviedęs aukštyn lyg dangaus. Ir visai nesvarbu, kad už lango rugsėjis ar spalis ar netgi vasaris, aš dainuoju šią dainą be žodžių ir kas man uždraus. Tarantau, tarantau, tarantam, tarantau, aš dainuoju dainą šią tik sau. Tarantau, tarantau, tarantam, tarantau, aš dainuoju dainą šią tik sau. Jūsų šypseną sveikinu saulę ir sveikinu lietų, ir savo vaikystės svajas visiems dalinu. Kartais laimės tiek daug tūksta žodžių, geriau patylėti, bet dainuoju šią dainą be žodžių ir kas man uždraus. Tarantau, tarantau, tarantam, tarantau, aš dainuoju dainą šią tik sau. Tarantau, tarantau, tarantam, tarantau, aš dainuoju dainą šią tik sau. Tarantum, tarantum, tarantam, tarantum, aš dainuoju dainą šią ir jums. Tarantiem, tarantiem, tarantam, tarantiem, aš dainuoju dainą šią visiems. O tam pajūry, toj promenadoj, visada nuo neatmenamų laikų vykdavo visi pirmieji pasimatymai. Man irgi. Ir žinai, Tauragėj, kaip sakiau, mes taip kalbam, nu taip šnekam, nu taip trumpinam galūnės, viskas, nu okei. Nu, ir pavyzdžiui, per matematikas pamoką tu Tauragėj galėjai atsistoti prie lentos, taip pakalbėti, apie kosinus kotangentus galėjai pasakoti, ką tu galėjai patį geriausią pažymį. Aišku, per lietuvių literatūros pamoką mes kalbėdavom gražiausią lietuvių kalbą. Bet per pasimatymą kalbėdavom gražiausią lietuvių literatūrinę kalbą. Kudie? Tudie.
gal mums tada atrodė, kad jeigu tu kalbėsi gražiai lietuviškai, tai mergaitė manys, kad tu protingesnis. Gal. Bet kad ta mergaitė taip pat kalbėdavo. Ir įsivaizduoji, parvažiuojat vasarą iš tos stovyklos, ne? 3 pamainas buvai, aš atsimenu, pat aš parvažiuoju. Ir žinai, toks 15 centimetrų užaugau per vasarą, žinai. Batai per maži spaudžia, kažkokia nesąmonė, eini, rūbai per maži, rankos kojos per didelės, toks į paauglį išvirsti, ne? Eini, ta mergaitė tokia pati ir tokia pasikvietė tu ją į pasimatymą ir drąsos pakviest turėjai, pakalbint nelabai ir tu pasikvietė į tą pajūrį ir eini tu tokie stagarai, tyloj, tokie, juokinga, aš save atsimenu, tai. Ir svarbiausia, eini, už rankų neduok dieve, nedrįsti kabinti, baigtų, hebra pamatys, užjuoks. Ir eini tam pasimatymę tyloj, žinai, jinai eina šalia, jinai žiūri į tave, ta prasme, tai pasikvietė į pasimatymą, tai tu kalbint kažkaip, tu matai, kad jinai jau žiūri, jinai jau visai laikrodį žiūri, ta prasme, tai tu kalbinsi ar nekalbinsi, tu eini, tu viską matai, kad jau promenado tu pasibaigsi, tai tu jį pakalbintų, bet kaip tu pakalbinsi, jeigu tu negali sakyti. Ir tu jau matai promenadą baigęs, ta mergaitė jau visai atsisukusi, tave eina, ir tu staiga, iš neturėjimo gadinti, šauni, ką esi girdėjęs kur nors per televizorių. Kaip nuostabu ta tai mieloji, kad tu sutikai ateiti į šį nuostabų pasimatymą. O jinai lyg niekur nieko. Ačiū, kad pakvietei, ką veiksi vakare. Tu nesitikėjai, kad jinai kur nors klaus, tu galvoj paklausėjai viskas. O be to, ką tu veiksi, tu vakare nieką neveiksi. Tai kaip tu mergaitei pasimatymę pasakos, kad tu vakare nieką neveiksi. Kol tu galvoji, kaip išsisukti, sakai, oi, kaip ačiū už klausimą. Tada supranti, kad klausimą gali permesti jai. O ką tu veiksi vakare? Yes, dabar viskas paklausiau, o jinai normaliai vakare ruošiu pamokas. Beje, kokias knygas mėgsi skaityti? Bet tu skaitai knygas apie indėnus. Tai negi tu pasimatymę mergaitį pasakos, kad tu knygas apie indėnus skaitai, ką daryt. Ir kol galvoji, ką daryt, perklausi. Ar tu klausi manęs, kokias knygas aš mėgstu skaityti, tai žinok visas. Va tokie tyri, tokie gražus, tie tokie, prisimenu, pamenu, tokie. Ir virpantis. Ir aš buvau prieš porą metų irgi Tauragėj, tam pajūry, buvo rugpjūčio vidurys, rugpjūčio 17. Ir žinot tas jausmas, kai toks pavakarys, plus 24 lengvas vėjelis, saulės žara krenta į jūrą, upę jūrą. Tu eini ir aš visą vaikystę savo prisiminiau, visą taip gerą. Ir tą šulinę rentinį, ir tus balkonus, ir tas mergas. Senę vardą prisiminiau, Albins buvo, senis. Viską prisiminiau ir taip gerą. Ir žinot tas jausmas, kai tą pačią akimirką, tu supranti, tą pačią akimirką, dar vasara, bet jau ruduo, vienoje akimirkoje. Ir aš taip smagu, taip kažkaip toksai dundėti viduj čia pradėjau. Žiūriu priekį, eina 2 stagarai. Tokie patys iš mano jie tu galvoj, kaip man pasisekė. Dabar reikia tik prisivyti juos, neišgazdinti, žinai, ir paklausysiu tu, kaip tai nuostabu, kad tu pakvietei į šį pasietą, galvoj, kaip gražu. Prisivijau, aš juos einu iš paskožnį, ten telefonę braukau, kažką taip atstumo laikau, bet vokatorių įsijungti, žinai, klausau, žinai, ir... O ten matyt tą tylos zoną, kai negal sakyti, eini, žinai, tyloji. Ir aš iš paskožnį, einam, ir kas staiga aš girdžiu, jisai sako, ką tu? O ta, niek normaliai, ką vakare? FB, o tu, insti, ok. Aš net prasižiojau. Ta prasme, jie tolsta. Ką jie čia varo? Aš suprantu, kad jie dabar taip kalbasi, taip rašosi. Žinot, kaip jie sako, gal susitikime pirmadienį, tai jie tau parašys prandin ir klaustuką. Be balsų. Bet gal nepasimatė. Ir jie taip tolsta nuo manęs, aš prasižiuoju, stoviu, žiūriu. Ir žinot, eina ir toks momentas, kai ar jis ant kokio grūstuko užlipo, kreivai kojytė. Ir jie netyčia taip taukšti ir pečiukai susilietė keliom sekundėm. Ir aš iš nugaros matau, kaip tie drugeliai per visą dangų nuplasnoja.
Aš stoviu vis dar prasižiojęs, žiūriu juos ir galvoju, pala. Bet jie tai viens kitą supranta jau. Jie tai viens kitą jaučia. Ir va šią akimirką jie vienas kitą tikrai myli. Tai koks skirtumas, kaip jie kalba? Aš grįžau tą patį vakarą į Vilnių, pasiėmiau gitarą į rankas ir sukūriau gražią romantišką dainą apie stagarų meilę. Ne, ta prasme, baikit, aš nepavadinau taip tos dainos. Čia tik tarp mūsų, niekam nesakykit. Ta prasme, apie tą pirmąją paauglių tą meilę. Ir žinot, sukūriau tą dainą, pamatysit, pradėsiu dainuoti savo pasimatymus, prisiminsit. Pradėjau dainuoti ir sukūriau ir galvoju pavadinimas. Kaip pavadinti? Nepavadinsi dainos apie meilę. Stagarų meilę. Nepavadinsi. Nesupras. O paskui staiga ding galvoju, palauk. Tai ką man galvot pavadinti? Taigi jie patys pavadina tą dainą. Daina vadinasi, ką tu? Ką tu? Aišiai, o tu? Kaip ir tu, tai pasėdėkime tyliai, žvelgdami, kaip plaukia debesys gilus dangumi ir neša liūdesio lietų širdimi. Bet visi kaip gera žiūrėti su tavimi. Visą ilgesį, visą džiugesį, visą skausmą ir visą liūdesį. Viena šypsena, viena bučinį, viena ašara ir meilės pažada. Visą ilgesį, visą džiugesį, visą skausmą ir visą liūdesį. Viena šypsena, viena bučinį, viena ašara ir meilės pažada. Tikrai kaip noriu tau pasakyti mintimis, kad noriu visko dalintis su tavimi ir tyliai tau pažadėti, kai užges diena. Visa ilgis, visa džiugis, visa skausma ir visa liūdis. Viena šypsena, viena bučinį, viena ašara ir meilės pažada. Visą ilgesį, visą džiugesį, visą skausmą ir visą liūdesį. Viena šypsena, viena bučinį, viena ašara ir meilės pažada. Ką tu? Aiškiai, o tu? Kaip ir tu pasėdėkime tyliai, žvelgdami, kaip plaukia debesys gilus dangumi ir neša liūdesio lietų širdimi. Visi kaip gera žiūrėti su tavimi. Visą ilgesį, visą džiugesį, visą skausmą ir visą liūdesį. Viena šypsena, viena bučinį, viena ašara ir meilės pažada. Visą ilgesį, visą džiugesį, visą skausmą ir visą liūdesį. Viena šypsena, viena bučinį, viena ašara ir meilės pažada. Ką tu? Dabar atėjom į tokią vietą, kur man reikės jūsų pagalbos. Kaip sakant, per patogiai sėdint. Man reikės jūsų pagalba, labai didelės pagalbos. Dabar aš dainuosiu dainą ir toj dainoj, viskas iš tikrųjų yra labai paprasta. Kai jūs dainos metu išgirsite žodį vasara, tai jūs tada įsivaizduosit, kad yra vasara. Juk nesunku, ne? Įsivaizduosit, kad yra vasara, jūs važiuojat su kabrioletu, stogas kabrioleto atidarytas ir kaip tik tuo metu nuo kalniuko mašina taip ir jūs taip padaro. Paprasta, pabandom. Vasara. Jūs čia pėsčiom vaikštot, klausykite. Aš klausiu apie kabrioletą normalų. Per
kalniukas statų staigiai žemyn. Nu, pabandom. Vasara. Nu, panašiau, bet vis tiek toks kaip iš kapinių ėjimas. Nu, žinai, nu dar kartu, ką paskutinį. Vasara. Nu, va, puikiai. Gerai, puikiai, visai neblogai. O kai jūs dainos metu išgirsite žodį ašara, tada padarysite paprastai taip. Juk labai paprasta. Nu, pabandom. Ašara. Nu, vat keista, vat ašarų lietuviam repetuot nereikia. Iškart gaunasi jos kažkaip. Nu, gerai. O kai jūs, pavyzdžiui, dainos metu išgirsite tokius žodžius, paruoškit rankas. Nu, tai tada žinosit irgi, ką darysite. Ne? Nu, gerai. Tai va, kadangi jūs šitoj dainoj būsite labai užsiėmę, klausysit, kur ta ašara, kur ta vasara, kada jinai čia, tai tas tekstas jums pro šalį plauks, ne? Tai aš papasakosiu apie ką daina. Daina yra apie metų laikus, tarsi, apie rudenį ir pavasarį. Kita vertus daina yra apie meilę, rudens ir pavasarį. Kita vertus daina yra apie kartų meilę, kaip mano knygoje. Bet įsivaizduokit, kai ruduo ir pavasaris įsimyli vienas kitą. Ir jie taip nori būti kartu, jie taip trokšta būti kartu, bet negali, nes tarp jų yra vasara. Štai tokia daina. Kita vertus, visai nesvarbu, koks oras už lango. Jeigu tarp mūsų tik vasara, viskas bus gerai. Tai ką, pabandom. Tik aišku, labai drąsiai. Man patinka tavo pavasaris, kai ilgin vakarai ir prabundau paukštį, kai ištirpų žiema jau atrodo kaip pokštas, tam. Man patinka tavo ruduo, kai pakelsta rugsėjais lyg pažadas šventas, o vakaras šiltas dar nepaleistas šerkšno, tam. Vasara, tarp mūsų tik vasara, ir spindinčia ašara, sustingdo žiema, visai neblogai, paprastai. Vasara, mus skiria tik vasara, ir spindinčia ašara. Klausaisi su šypsena šių mano žodžių, kai žvelgi į mane, daug giliau nei atrodo, tam. Man patinka tai, kas mus skiria, gerumu, kas nuspalvina vakaro tylą ir lyg spindinti saulė, kad mūsų išvyra, tam. Vasara, tarp mūsų tik vasara, ir spindinčia ašara, sustingdo žiema. Vasara, mus skiria tik vasara, ir spindinčia ašara, Vasara, tarp mūsų tik vasara, ir spindinčia ašara, sustingdo žiema. Vasara, matytumėt save iš šalies. Mus skiria tik vasara, ir spindinčia ašara, paruoškit rankas. Spindinčia ašara, sustingdo žiema. Vasara, mus
Ačiū Jums labai. Dabar padainuosiu dainą, tą dainą, kurią dabar padainuosiu, jai reikalinga proga. Iš tiesų, kaip pasakyti, tai yra daina apie gimtadienį. Jai reikalinga proga, bet aš dabar ir be progos tą dainą dainuoju. Kudie? O tai. O iš tikrųjų tai yra taip. Tą dainą aš kadaise sukūriau vienai televizijai, kaip gimtadienio dainą. Visi tą dainą jums žinot ir kai kurie net žodžius žinot. Ir visi dainuojat per šventes, visi dainą žinot, tik nežinot, kad aš ją sukūriau. Va šitą nežinot. Todėl aš čia atsikeistai vis be progos ją padainuoju. Bet šiandien ir progą turiu. Mano knygos gimtadienis. Va. Kai nori atrandi. Taip. Ir kartais yra buvo taip labai juokingai. Ateinu į gimtadienį, kažkieno leidžia tą dainą, visi dainuoja, žinai, ir taip, o aš nedainuoju, žinai, mano daina. Tai sako, žinai tą dainą? Sakau, žinau, aš ją sukūriau. Jo, bet ar žinai tą dainą? Kažkokia nesąmonė. Tai va, visi žino tą dainą, nežino, kad aš tai yra gera proga supažindinti. Tai aš jums ją padainuosiu, o nuo šiol ir jūs žinosit, kad tą dainą apie gimtadienį sukūriau aš. Gimtadienis lyg vėjas virš kalnų. Tokia diena nei liūdna, nei linksma. Tavęs aš pasitikti ateinu. Gimtadienį jau kažkelintą. Tavęs aš pasitikti ateinu. Gimtadienį jau kažkelintą. Visos dienos geros, bet šitą geriausia. Visos dainos gražios, bet šitą gražiausia. Vien tau šaušo, vien tau dainavo. Ne šitą dieną, bet tik tai tavo. Gimtadienis praeivis lietuje. Pasikalbėk, pakalbink kaip moki. Ir keistas jausmas apima tave. Diena tikrai yra kitokia. Ir keistas jausmas apima tave. Nes ši diena tikrai yra kitokia. Visos dienos geros, bet šitą geriausia. Visos dainos gražios, bet šitą gražiausia. Vien tau šaušo, vien tau dainavo. Ne šitą dieną yra vien tik tavo. Dabar man reikės jūsų pagalbos studijų. Visos dienos geros, bet šitą geriausia. Visos dainos gražios, bet šitą gražiausia. Vien tau šaušo, vien tau dainavo. Ne šitą dieną yra vien tik tavo. Ačiū. Pažadėjau, kad dar trumpam grįšiu prie knygų ir noriu trumpam, ne per daug ir ne per rimtai papasakoti apie kamyną, apie kelią. Tai viena mano knygų Dievas užlepetinis, kur medžioja visi tas knygas, niekur neranda, skambina man, rašo, kur gauti, kur nežinau, sakau, taigi mes 10 kartų kartojam tiražą, aš nebežinau, kur juos gauti. Ir galiausiai čia buvo Kauno knygų mugė ir Kauno knygų mugėj šalia manęs, kai aš stovėjau stende, ten Žalgirio arenoje vyko, stovėjo Almos literos leidybos vadovė Ugnė ir kai jinai matė, kiek žmonių prie, o tai gal turi Dievas užlepedinį, neturiu, į biblioteką ieškokit ir dar nebėra. Ir jinai paskui, atsisuka į mane, sako, leidžiam 11. Sakau, leidžiam 11. Tai jeigu ką, 11 tiražą. Dievas užlepetinis knygos yra mano dėžiai. Aišku, kartu su Nojaus Arkos dienoraščiu. Dievas užlepetinis irgi rasit. Ir jeigu bent turit, kaip su Mačerniu, jeigu turit bent kokią, taip gal visai nieko turėti, geriau nusipirkit, nes aš nesu tikras, ar leisim prie 12 kartų. Nors, galbūt, kad žmonės prisidels. Tai va. Daugybė mano knygų yra super bestselleriai, parduota daugybė, aš niekad nesidomėjau, kiek 10 000 mano knygų yra parduota.
Aš tik tai žinau, kad Latgos duomenimis, nes jie veda visą apskaitą, esu 10-uke skaitomiausių autorių Lietuvos bibliotekos. Bet pagal tai, kiek tiražų kartoja ir kiek tų knygų parduota, aš šiandien surinkčiau iš tų žmonių ne vieną, ne dvi, ne tris ir ne keturias didžiausias Lietuvos arenas. Skaičiai stulbina. Bet Dievo su šlepetėmis, pati pirmoji mano knyga. Aš ją parašiau po pirmo savo kamino, kai aš nuėjau Santiago de Compostela kelią, ėjau kamino portugės, tų kelių yra 7, jie skirtingi. Ir po to aš turiu tokią didžiulę, man atrodė, istoriją ir tik nežinau, ką su ją daryti. Aš niekad gyvenime neplanavau rašyti knygų. Ir aš grįžau, galvojau, gal sukurti spektaklį. Kažkaip supratau po kažkiek laiko, čia ne spektaklis. Ir tada pradėjau galvoti, tai kas šitą, jeigu ne spektaklį. Ir atvirai tariant, kai aš supratau, kad čia yra knyga, aš taip išsigandau. Jūs net negalite įsivaizduoti. Čia tas skaitomiausias, perkamiausias bestselerių autorius. Aš taip išsigandau, nes aš supratau, dabar man reikės ją parašyti. Parašiau tą knygą, paskui dar 4 kinematografiškiausias metų knygas, praktiškai visus daugybę kartų kartotas. Nojaus Arkos dienoraštis. Tiražą išpirko pirmąjį per 2 savaitės. Tada išėjo 2, čia jau yra 2 pabaiga ir jau spaustuvė 3. O knygų mugėj turbūt jau bus 4 tiražas. Nuostabu. Aš džiaugiuosi iki širdies gelmių, bet aš suprantu, kad tokių dalykų tu nepadarysi reklamą. Tu neišreklamuosi, nepadarysi marketingų. Čia arba nutinka, arba nenutinka. O kaip su to kudie, tudie. Aš žinau, man kartais atrodo, kad aš visgi turiu patį nuostabiausią marketingistą. Nuostabų marketingą aš turiu. Tas marketingas yra dangaus marketingas, kuris sustato viską į savo vietas. Papasakosiu, kaip gyvena piligrimai eidami Santiago de Compostela kelią. Paskutinį kelią ėjau šią vasarą. Ėjau nei daug, nei mažai 1000 kilometrų per kalnus. Iš Lurdo, Prancūzijoje, į Santiago de Compostela. Keli šimtus kilometrų Prancūzijoje, tada perlipi Pirėnų kalnus. Dabar taip juokingai skamba, kaip pasakai, perlipu Pirėnų kalnus, tarsi, žinai, taip kaip peržengiu balutę, žinai, ten yra ką veikti. Peržengiu Pirėnų kalnų grandinę ir tada dar 800 km iki Santiago. Kaip gyvena? Piligrimai gyvena alberguose. Albergai yra 3 rūšių. Privatūs, valstybiniai, municipaliniai ir katalikiški. Tai yra toksai, įsivaizduokit, municipalinis, tas valstybinis albergas, tai toks kambarys kaip šitos bibliotekos salė, ir čia stovės 52 aukščių gultų, kur nėra jokios patalynės, nieko nėra. Tu miegi savo, kur nešiesi miegmaišį. Yra dušas, bet ten nebus muilo ir dušo želė. Yra tokia skalbykla, kur bėga tik šaltas vanduo. Ir jeigu kartais ten stovi, guli ūkinio muilo gabaliukas, tai tu džiaugiesi, nes dažnai būna skalbiesi tiesiog šaltu vandeniu. Tai, tokios yra sąlygos. Tai tie katalikiški albergai, jie nuostabūs savo paprastumu, jie nieko nekainuoja. Jeigu tenai municipalinis albergas kainuoja parai piligrimui nuo 10 iki 15 eurų, sakykime. Šitas katalikiškas albergas yra donatyvo, už auką. Tu gali paaukoti pinigų arba neaukoti. Bet jisai neturi darbuotojų, turi tik savanorius, kur kartais savaitę ateina, tai kažką pašluoja, išeina. Tai ta švara tokia, švelniai tariant, abejotina. Patys geriausi tai yra tie privatūs albergai. Jie kainuoja kokius 25 eurus parai. Tai žinokit, jūs nepatikėsit. Aš garantuoju, kad jūs nepatikėsit. Ten neretai būna dušo želė. Ten yra buvę, kad yra baltos paklodės. Ten būna, kad ne 2 aukštas gultas, lova. Tai kaip gyvena, aš tokius juokingesnius papasakosiu. Kartą gyvenau municipaliniam alberge, kur tokioj salėje 50 gultų, 2 aukščių, 100 vietų. Aš buvau 100 piligrimas. Po manęs atėjo žmonės, jau nuėję keliasdešimt kilometrų, jie nerado vietos, kur nako turėjo eiti toliau. Aš gavau viršutinį gultą. Piligrimai nemėgsta viršutinių gultų. Bėda,
ant kojų pūslės, sąnarius, kelius skauda. Kuo tu aukštesnis, tuo tom kopetėlėm, įsivaizduot, basas lipi į gultą, tuo mažytėm, kuo aukštesnis, tuo sunkiau. Tie gultai svyruoja, tokie girgžda, tokie lipi. Ta prasme, ir ten, basas ten užsilipi į viršų, nu gerai, tik tai, taip jau tik tai atsipalaidu, o jie tu į tualetą nori. Vis pradė vėl žemyn ir vėl aukštyn, apačioje tai ką atsikėlė, nuėjai. Bet jau kai gauni paskutinę vietą, nu ir aš gavau taip, tokie lubos žemos, aš kai atsisėdu, jau taip galva liečiu lubas. Tokie. Nu gerai, čia toks tarpas, čia kitas piligrimas, čia toks tarpas, čia kitas piligrimas. Nu, viskas gerai, tarsi gavau tą vietą, bet po manim apačioje miegojo toks stambus vyras, toksai. Kai jis verčiasi ant šono, tai ten viršui, tas gultas pradeda svyruoti. Ir aš taip į lubas įsirėmiu, miegodamas taip, lyg savas palaikau, kad tas gultas, kaip kaladėlės, kad nesugriuvinėtų. Ir čia toks tarpas miega kitas piligrimas ir kitas piligrimas. Ir aš nesuprantu tos mechanikos ir dinamikos. Ar čia kažkokia kvantinė mechanika veikia ar ką, nes, pavyzdžiui, kai šitas piligrimas, kur miega šalia tavęs ir šitas, knarkia labiausiai už visų. Labiausiai. Abu kaip traktoriai, kaip buldozeriai, į kairę ir į dešinę. Visada. Nėra buvę kitaip. Bet, kai tu užmiegi, baisiau yra dar kažkas kitas. Ar jie susitarė specialiai? Jaučiu, kad susitarė. Nes ir tas piligrimas, ir tas, kur čia miega, jie miega būdu atsisukę į tave kažkodėl. Ir tu kol guli ant nugaros, ir ta šviesa užgesinta, tuo tarpu nesimato tokia tamsa, tu miegi ir tamsoje miegodamas ant šono verti, o jie tu barzda prieš čia tave, o čia ūsai. Gerai, karštas oras kyla kur? Į viršų. Ispanijai karšta. Ten apačiai kampe, kur nors yra toksai langelis. Pasidėsiu gitarą. Yra langelis, kuris praviras, kad įeitų gryno oro. Prie jo miega piligrimas, naktį atvėsta oras. Jisai tyliai tą langelį ir uždaro. Ir tu ten guli, nieko nežinai. Ir pradedi dusti. Kiek kartų buvo, kai aš naktį 3:30 susirinkau mantą ir išėjau su žibintuvėliu tiesiai per kalną, sakiau, aš geriau žingsniuosiu, negu ten dusiu palubėj. Kartą aš miegojau katalikišką maldelį. Jis buvo nedidukas, 2 kambariukai, gal ten 11 piligrimų tilpo, 5-6 gultai. Ir tokia, sakiau, švara, bejotina, aš grįžtu iš dušo, ten į tą miegą išlindęs, ir kažkaip žiūriu į lubas ir matau, vienu ypu kokiu 40 tarakonų. Va tokių. Bet ne tokių, va tokių. Ir aš žiūriu juos į tuos, o žiūrėtų, galvoju, kas ten žaliuoja apačioj. O ten apačioj va tokie driežai. 35 centimetrų. Ir žinai, aš taip užsitraukiu tą miegmaišį, galvoju, reiškia taip, dabar ryte prabundi, jokių dušų, jokių tiesių taikymų, varyk išsikratyk dar kuprinį. Ir svarbiausia, kai užmigsi, būk geras, neprasižiok. Nes gali labai sotus prabusti. Ir man pasisekė, aš užmigau beveik iš karto, išvargęs. Ir aš dabar iš karto atsiprašau už tai, ką dabar padarysiu, bet jūs po to suprasite dėl ko. Ir aš užmigau, ir viskas tarsi okei, ir 1:30 nakties, aš taiga prabundu. O nuo tokio klyksmo. Tai palauk, jūs tai mane matėte, aš jūs perspėjau. O įsivaizduot, kai aš miegu ir va tokį išgirstu. Ir pašokit toj kupriniai, visi pašoka, to miegmaišį šviesa uždegta, ant taburetės stovi ispanė ir reikia, kukaračio, tarakonas ispaniškai, kukaračio. Mes žiūrim, jie galvoja, tau su galva, viskas gerai yra. A tai gal tu kukaračio vakar nematė, būtinai 1:30 nakties tau taburetę atsinešti reikia, ne? Jeigu nori, aš tau dar driežus galiu parodyti, va tokius, va. Yra ir didesnių ten. Kukaračio, visi žiūrė, ten bėgo į kitą kambarį, atsinešė tokį metalinį flakoną. Išpurškė viską, užgesina šviesą ir išėjo. Aš dar galvoju, tu tą flakoną kupriniai nešies, taigi jis kilogramą sveria, žmonės kiekvieną gramą taupo. Išpurškė, užgesino šviesą ir išėjo. Žinai, jeigu šviesa būtų palikusi, tai mes turbūt viens į kitą būtume taip, ir visi sėdim tuose kokonuose, kai šviesa taip, ir visi sėdi tyloje, taip, žinai. Po kokių 5 minučių taip ir žiūrėjau, vienas atsigulė, taip, ir aš atsigulėjau. Bet žinokit, kai jinai išpurškė nuo tų tarakonų,
kaip aš gerai miegojau. Nu, ryte biškį galvą skaudėjo, bet tada aš pagalvojau, kad gal jie nemiga kankina, gal dėl to jinai purškia. Taip. O kartą aš atėjau į albergą ir man duoda raktą su bumbulu. Aš žiūriu jį. Sakau, čia man vienam. Jo. Toks bumbulas, beveik kaip kumštis. Nu, kad netyčia neišsineštum tos bumbulus. Aš pasiemu tą raktą, užlipu į 2 aukštą ir ten tokie gardeliai. Nu, žinot, kaip būna tualetai kokioj nors arenoje. Nu, daug. Kur ne iki viršaus, o iki čia duris tik tai. Ir tokie tik tai per tvariai. Nu, nesvarbu. Ir ne nuo pat apačios, ten kokį 30 cm. Bet aš atsirakinu duris, įeinu į vidų 3 kvadratai. Tame 3 kvadratų gulte, nu, tame gardelėje stovi 2 aukštis gultas. Aš įeinu su kuprinė, bandau apsisukti. Neinu. Nu, nusiemu kuprinę, tada galiu pasisukti. Nu, jis labai toksai. Bet nesvarbu, aš turiu raktą nuo savo kambario. Aš galiu pasilikti daiktus, pasidėti pinigus, dokumentus. Piligrimai nepaims, bet jeigu albergas mieste, visokių prašalaičių užeina. O aš turiu savo raktą. Aš užsirakinu duris, einu per miestą, suku tą raktą pirštą. Ir priešais matau ateina pažįstami piligrimai, kurie gyvena kitose alberguose. Ir aš lygiai taip, kaip pasakojau, kaip gavau kelialapį į Kulautuvą. Aš taip einu, suku tą raktą taip, o jie taip eina, artėja, tokiom akim ne į mane, į tą raktą, žinai, sako, tu turi kambarį? Ir aš taip, jo. Ir nieko daugiau neaiškinau. Kartą aš gavau tikrą kambarį, jis buvo 6 kvadratų, nu retai taip labai būna gavau. Jis buvo 6 kvadratinių metrų ir aišku, tualetas dušas buvo kaip bendrabutį gale. Aš grįžau iš dušo ir ten buvo ne gultas, ten buvo tikra lova. Ir tokia ganėtinai plati. Ir aš nesupratau, kažkaip aš parėjau iš dušo, aš atsisėdau ant tos lovos ir kažkodėl ją glostau. Glostau 5, 10, 15 minučių. Ir tik tada supratau, ką aš darau, kad aš glostau baltą paklodę. Ir jinai ta paklodė išskalbta su tokiu pačiu pigiausiai įmanomu skalbimo miltelių mišiniu kažkokiu. Bet tas kvapas, higienos, tos švaru, kai tu eini per kalnus, keliasdešimt kilometrų, dulkėse prakaite arba brendi per kažkokį tešlą, kai tu, žinai, batuose būna tas karštis toks, kad atrodo prakaitas užžiūrė kaip arbatinukas. Ir tu, kai tu sėdi tokiam kambarį, po dušu glosti tas kvapas, kaip aš nieko skanesnio gyvenime nesu užuodęs, kaip tą kartą tame kambarėlį. Ir kai manęs klausia žmonės kartais, sako, kaip tu manai, koks yra didžiausias pasaulyje išradimas visų laikų per visą mūsų civilizaciją? Aš labai nustebinu juos atsakydamas. Dušas. Kaip, sako, dušas, ne raketos, ne į Marsas, dušas. Kai tu eini 50 km per kalnus. Ir kelio pabaigoje, kai tam nelaiko nei sąnariai, nei keliai, kai tu ant kiekvieno pėdos po 15 pūslių. Ir kai tu ateini galiausiai į tą dušą ir aš papasakosiu, nors jūs kasdien naudojat, aš papasakosiu, kaip tai atrodo. Jis turi tokią galvutę. Ten yra daug skylėčių. Kartais būna taip, kad ten kažką pasukus, tos skylutės pasidaro mažesnis arba didesnis, kad tau tankumą pakeis. Galima. Tada tu, yra du, nu, būna vienas, bet sakykim, 2 kraniukai. Vieną pasukus, šaltas bėga, kitą karštą. Ir tu, nieks tau nedraudžia, tu kokį nori susireguliuoji pagal savo kūno, kaip tau patogu. Tada dar ne viskas. Yra tokie, kur stipriau arba švelniau. Ir tu pasileidi tą stiprumą tokį, kokį nori. Ir kai tu nueini, sakau, per kalnus keliasdešimt kilometrų, tu gauni patį didžiausią apdovanojimą. Tu gauni neįtikėtino dydžio kalėdinę dovaną. Tu stovi po tuo dušu ir supranti, kad tu gali stovėti tiek, kiek nori, nes tas vanduo viršų nesibaigs niekada. Tai yra didžiausias, mano manymu, pasaulio išradimas, žvelgiant iš piligrimo pusės.
Tai jeigu sumanysite priimti tą knygą Dievas su šlepetėmis, kažkiek jų turiu, gali būti, kad net ir užteksit, ne visi pirksite. Atėjo laikas apie kainas pasakyti, paskui nebus kada. Kainos yra tokios, kokios yra, tai aš jas ir įvardinu. Šiandien be knygų beje, aš turiu vinilinį albumą. Savo dainų vinilinį plokštelę. Plokštelė yra 14 dainų, visos tos dainos, kurias girdėjote, ir ne tik tos, ir daugiau, kai kurios aranžuotos, kai kurios tik su gitara. Įrašiau albumą Mama studijoje Vilniuje, kompozitorių sąjungai. Su tais albumai, žinot, kaip yra. Išleidė labai daug tūkstančių ir niekada niekas neatsipirks su tais vinilais, nes nėra tiek daug patefonų pasaulyje, kad juos klausytų. Jau žmonės perka, klauso, bet dar. Tai ta plokštelė yra brangi ir turėtų kainuoti dar brangiau. Plokštelė kainuoja 40 €, bet kadangi jinai yra mano, ne leidyklos, tai aš galiu padaryti šiandien kažkokią nuolaidą ir jinai gali kainuoti 35. Irgi uždėsiu auksinį antspauduką ir žinoma pasirašysiu. Knygo kainos tokios. Nojaus Arkos dienoraštis, naujausia knyga šiandien kainuoja 18 €. Visos knygos yra su auksiniais antspautukais ir parašais. Kadangi artėja Kalėdos, tai visai tikėtina, kad dar ne visiems turite dovanų, o knygų aš turiu įvairių, galite pagalvoti ir labai galite sutaupyti daug laiko. Visos kitos knygos po 16. Pakartoju dar kartą. Visos po 16, naujausiai 18, plokštelė 35. Kai aš čia baigsiu, aš prisėsiu prie to stalelio, nepatikėsit, aš turiu gražos. Ir nepatikėsit, iš tokio kasininko dar gyvenime nesapirkė. O paskutinis juokingiausias dalykas, jeigu kas pamiršot pinigus, bet norėtumėte įsigyti, tai galite ir pavedimą padaryti. Jūs dar kartą nepatikėsite, aš jums mintinai padiktuosiu savo sąskaitos numerį. Va, tokia istorija. Tai va, bet visą tai po to, o dabar aš norėčiau padainuoti jums paskutinę dainą, bet prie tos dainos irgi yra mažytė istorija. Kai piligrimai eina savo kelią, sutikęs kitą piligrimą, jisai jam sako, buen camino. Ir kitas piligrimas jam atsako, buen camino. Išvertus į lietuvių kalbą tai reiškia gerą kelią, atsakė. Anksčiau, kol piligrimai dar nebuvo sugalvoję to šūkio, sakydavo viens kitam ultrėja, atsakymas etsuisėja. Išvertus reiškia ištverti iki galo. Toks būdas. Ir patikėkit, ten yra ką ištverti. Tai kartais būna labai juokinga, ten kai būna srautai dideli tų piligrimų ir eini ir matai, čia kaip iš mano knygos, iš Nojaus Arkos, matai, eina bachuriukas ir tu matai, kad jam ryškiai ta mergina patinka. Buen camino, jis ir tik nuvarą reikia atseit batą rišasi, žinai, ta mergina vėl praeina, buen camino, jis bėga į priekį, kaviniai valgo, jis irgi čia valgo, jis jau pavalgė, seniai galėtų eiti, ne, jis į tą kelią žiūri, ta mergina pareina, buen camino. Ir paskui kažkur albergė susitinka jau, buen camino, jau, žinai, jau daug kartų matėsi, jau geri draugai, žinai, taip, kartais juokinga. Bet nesvarbu, kartais būna 2 dienos, diena prieš Santiagą, eini tokiame kamšty, kaip paradė, 200 piligrimų priekį, tu už nugaras 200 piligrimų. O bėda mano dabar jau ta, kad aš esu greitas ir lenkiu visus. Įsivaizduoja tą, buen camino. Ir visiems sakau. Nes ne tik dėl to, kad toks yra priežodis, kad tokia tradicija, bet ir todėl, kad kas jau kas, bet piligrimai žino, kad tas kelias ne visada būna geras. Todėl dar kartą, tegul ir 13 kartą tam pačiam žmogui palinkėti gero kelio yra verta ir prasminga. Paskutinė mano daina šį vakarą vadinasi Gero tau kelio. Tu išeini, rankas tiesi į dangų mėlyną ir jau atgal nesidairai. Žengi tolyn, žvelgi gilyn į horizonto rausvą vėlumą ir tyliai pasakai, gero tau kelio, daugiau neprašau, tik galiu palinkėti gerumo šiek tiek ir meilės šiek tiek. Gero tau kelio, daugiau neprašau, tik galiu palinkėti gerumo šiek tiek, ramybės šiek tiek ir meilės šiek tiek.
apie pasaulį tobulą, kurio tu niekad nematei. Ką pametei, tau atnešė, ką pamiršai, tau priminė. Tik kas skaudėjo, pamiršai. Gero tau kelio, daugiau neprašau, tik galiu palinkėti gerumo šiek tiek ir meilės šiek tiek. Gero tau kelio, daugiau neprašau, tik galiu palinkėti gerumo šiek tiek, ramybės šiek tiek ir meilės šiek tiek. Ačiū Jums, mėlieji, kad šiandien taip kantriai manęs laukia. Labai dar kartą atsiprašau už tas 9 minutės. Labai džiaugiuosi, kad Jūs taip klausėte, girdėjote, tai aš nepasakojau. Linkiu Jums kuo nuostabiausių artėjančių šventų kalėdų, gražių naujų metų. Linkiu, kad Jūsų veiduose neblėstų šypsenos, o akyse šiluma. Šiandien Jums apie savo naujausią ir kitas knygas pasakojau aš, Juozas Gaižauskas. Keliausiu į Vilnių, šiandien aplankęs pasienį, kur mane net gąsdino, sakė, atsargiai tave gali sustabdyti tie pasieniečiai. Aš kaip išsigandau, kaip tas 4-metis dėl senio. Iškart pagalvojau, pala, dokumentus turiu ar pasiėmiau, nes paprastai tai aš neėmiau. Tokia savo manau, taigi mane išveidė, pažįstam, vis paleis. Taip juokauju, aišku, bet iš kur dokumentus turėjau, pasieniečiai nestabdė, atvažiuojant į Didžiasalį, vis tiek mačiau ten kairėj pusėj žiburiuojančius raudonus žibintus. Paskui man pasakė, kad ten ir yra ta Lietuvos-Baltarusijos siena. Tai va, gera pabūti ir šitoje Lietuvos. Ačiū Jums, o man palieka paskutinį kartą pasakyti. Gero tau kelio, daugiau neprašau, tik galiu palinkėti gerumo šiek tiek, meilės šiek tiek. Gero tau kelio, daugiau neprašau, tik galiu palinkėti gerumo šiek tiek, ramybės šiek tiek ir meilės bele kiek. Ačiū Jums. Labai. Žinokit, sužavėti Jūsų ir dainomis, ir pasakojimais. Norim, kad nors Pietutė Jums primintų vasarą. Vasarą, kad kvepia gėlėmis ir medum. Ir palinkėsim gero Jums kelio. Ačiū Jums. Ačiū labai. Ačiū Jums. Tai va, jeigu kas norit knygų, jeigu net ir nenorit knygų, turite klausimų, ar apie kelią, ar apie knygas, aš va čia kartu su Jumis ir nepatikėsit, sakau, turiu gražos, tai galite, kur štai juoda. Gal šitą padaryti? Ne? Ne. Tai va, galite prieiti ir galim šnekti. Va šitą. Norėsit gal kažkas tai? Noriu parašytumėte tėjai. Kam parašyčiau? Tėjai.